Labas, aš esu Milda Mažulė ir kviečiu tave atlikti kartu lūpų mankštą. Dabar lūpas stipriai suspausk, o tada atleisk. Tarsime garsus B, P, M. Tvirtai suspausk lūpas, tarsi norėtum jas sulipdyti. Tada staigiai lūpas atpalaiduok. Po kiekvieno lūpų suspaudimo ir staigaus atleidimo ištar garsus B, P, M. B, P, M. Šaunu. Pakartokime dar kartą. B, P, M. 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 Dabar lūpas lėtai suksime į šonus. Užčiauptas lūpas judink į dešinę pusę, pajausk tempimą kairėje pusėje. Grįžk į pradžią ir tada lūpas judink į kairę pusę. Pajausk tempimą dešinėje pusėje. Tik nesulaikyk kvėpavimo, kvėpuok per nosį. Šaunu, o dabar pabandykime kartu. Dabar užčiauptomis lūpomis įtrauksime skruostus. Pajausk, kaip iš vidaus jie prisiliečia prie dantų. Turėtum pajausti, kaip įsitempia skruostai. Tada atpalaiduok veidą ir vėl pakartok pratimą. Dabar lūpas įtrauksime ir išpūsime. Įtrauk lūpas į vidų, kad jos prisiglaustų prie dantų. Tada atpalaiduok ir išpūsk jas į priekį, tarsi norėtum nusiųsti bučinuką. Pabandykime kartu. Dabar išpūsime skruostus. Pripildyk skruostus oru, sulaikydamas jį burnoje, tarsi norėdamas juos pripildyti kaip balionus. Atlikdamas pratimą kvėpuok per nosį ir burną išlaikyk užčiauptą. Šaunu, o dabar pratimą atlikime kartu. Dabar pripildysime skruostus oru vienas po kito. Pratimo metu kvėpuok per nosį. Užčiaupta burna išpūsk tik dešinį skruostą. Pripildyk jį oru, o kairį skruostą atpalaiduok. Tada užčiaupta burna išpūsk tik kairį skruostą. Pripildyk jį oru, o dešinį skruostą atpalaiduok. Ir vėl pakartok. Dabar atliksime skruostų šypseną, be lūpų judinimo. Užčiaupk burną ir atpalaiduok lūpas. Bandyk pakelti skruostus aukštyn, tarsi šypsotumeisi tik skruostais, nejudinant lūpų.
Pajausk, kaip įsitempia viršutinė skruostų dalis ir raumenys aplink akis. Atpalaiduok veidą ir vėl kartok pratimą. Dabar šypsosimės nerodydami dantų, tai reiškia, kad lūpas tempsime į šonus. Sučiauptas lūpas tempk į šonus, tarsi šypsotumeisi lūpomis, bet dantis laikyk uždengtus. Lūpų kampučius kelk į viršų, bet neparodyk dantukų. Na, o dabar pabandykim kartu. Dabar šypsosimės taip pat, bet jau parodysime dantukus. Lėtai kelk lūpų kampučius į viršų, kol pasieksi plačią šypseną ir parodysi dantis. Pajausk, kaip įsitempia skruostų raumenys. Stenkis šypsotis plačiai ir natūraliai. Parodyk viršutinius dantis ir jeigu pavyks, apatinius dantis. Atpalaiduok ir tada vėl pakartok pratimą. Dabar tampysime lūpas į priekį ir atgal. Tiesk suspaustas lūpas į priekį, tarsi norėtum kažką pabučiuoti. Pajausk tempimą aplink lūpas, o tada trauk lūpas atgal, tarsi bandytum jas pritraukti prie dantukų. Ir pajausk tempimą lūpų kampučiuose. Na, o dabar pabandykim kartu. Na, o dabar siūsime bučinuką. Sučiaupk lūpas ir tempk jas į priekį, tarsi norėdamas nusiųsti oro bučinį. Suformuok apvalią formą su lūpomis, tačiau išlaikyk jas minkštas. Pabandyk kartu su manimi. Dabar darysime bučinį su tarpeliu. Sučiaupk lūpas ir tada tempkės į priekį, tarsi norėdamas padaryti bučinį, bet šį kartą palik tarpą tarp viršutinės ir apatinės lūpos. Šaunu, o dabar atlikime pratimą kartu. Dabar pūsime įsivaizduojamus muilo burbulus. Užčiauk burną ir švelniai suglausk lūpas. Lėtai pūsk orą pro mažą lūpų tarpelį ir pajausk, kaip lūpos juda į priekį. Įkvėpk per nosį ir vėl lėtai bei lengvai pūsk orą pro burną. Pabandykime kartu. Prunkšime kaip arkliukas. Tvirtai sujung lūpas, tačiau kai išpūsi orą, leisk orui lengvai praeiti per lūpas, sukeliant prunkštimo garsą, taip išleidžiant orą per šiek tiek praskirtas ir atpalaiduotas lūpas.
Na, pabandykim kartu. O dabar prunkštimą atlikime su garsu. O dabar pabandysime pašvilpauti. Užčiaupk burną, tačiau šiek tiek pradaryk lūpas. Pabandyk švelniai pūsti orą per lengvai suspaustas lūpas ir sukurk švilpimo garsą. Stebėk, kad lūpos būtų suspaustos, tačiau ne per stipriai. Turi sukurti nedidelį tarpą tarp viršutinės ir apatinės lūpos, kad oras galėtų praeiti. Dabar ištark garsą į kaip žodyje yla, tempdamas lūpas į šonus, o tada tark garsą u kaip žodyje ūkis ir tempk lūpas į priekį. Pabandykime kartu aiškiai ir ritmiškai sukurti signalizacijos garsą. O dabar greičiau. Na, o dabar prikask viršutinę, tada apatinę lūpą. Prikastą lūpą tarsi išpūsk į priekį. Stebėk ir pakartok kartu su manimi. Na, o dabar viršutinę ir apatinę lūpas trinsime vieną į kitą. Pasižiūrėk ir pakartok kartu su manimi. Dabar pasimk švarų ledų pagaliuką ir švelniai jį padėk ant apatinės lūpos. Švelniai suspausk pagaliuką su viršutinė lūpa ir laikyk pagaliuką tarp lūpų taip, kad jis neišslystų. Švelniai suspausk lūpas, o tada atpalaiduok ir vėl pakartok pratimą. Tarsime garsus ma, me, mi, mo, mu. Švelniai suspausk lūpas ir tark m garsą tvirtai ir aiškiai. Atkreip dėmesį, kaip judinamos lūpos. Nepamiršk atverti ir žandikaulių. Pabandykime kartu. Ma, me, mi, mo, mu.
Pasiruošk šiaudelį ir vandenį puodelyje. Kūnas išlieka tiesus, o kvėpavimas natūralus. Įkvėpk per nosį ir švelniai pūsk orą į šiaudelį. Lūpomis laikyk šiaudelį, kad oras neprasiskverbtų pro kraštus. Tačiau nepersistenk, šiaudelio nesuspausk, o vandens neišpilk. Pūsk švelniai kartu su manimi. Pasiimk švarų balioną ir pasidėk jį tarp lūpų. Dantimis gali švelniai prilaikyti baliono galiuką. Įkvėpk per nosį ir pūsk orą per burną. Stipriai spausk lūpas, bet palik tarpelį orui prasiskverbti. Nesistenk pripūsti didelio baliono. Nedaug pripūtęs oro balioną tiesiog vėl pakartok. Pasiimk lengvą servetėlę ir pasidėk ją virš nosies ant kaktos. Ištempk apatinę lūpą ir apatinį žandikaulį į priekį. Tada stipria oro srove per burną bandyk servetėlę nupūsti nuo kaktos į šoną. Pasižiūrėk ir pakartok. Pamasažuokime ir atpalaiduokime pavargusias lūpas rodomuoju pirštu ir nykščiu, sukamaisiais judesiais arba minkimu nuo vieno lūpų krašto iki kito lūpų krašto. Man buvo su tavimi labai smagu, o dabar pereik prie žandikaulių mankštos.